Pagaliau klausimų ir atsakymų laida. Jūs visiškai nulaužėte ežą Facebooką, YouTube'ą ir Snapchat'ą, o aš esu pasiruošusi viską atsakyti. Lūcas klausia, kas labiau apsimoka. Ar nusipirkt modemą, ar 3-4G internetą? Informatikai žino. Labiau apsimoka 4G. Nes veiks ne tik namuose. Venorf Paul klausia, ką daryti, jei įsimyli šią video vedėją? Papildyk šią sąskaitėlę. Kažkas klausia, kas tas Ambrazevičius? Klausimas ne iš sekliųjų. Panagrinėkime. Kas atsirado pirmiau, Ambrazevičius ar internetas? Internetas. Visiškai labai geras atsakymas. Internetas atsirado 1900 metais, Ambrazevičius gimė 1986, tai atsakymas yra visiškai teisingas. Sveiki, atsiprašau. Ar Ambrazevičius žinduolis? Ne gal? Ne. Aš nesu nei žinduolis, nei nežinduolis. Žmonės dažnai kaltina, kad mano bajeriai mediniai, tai išeina, kad aš irgi esu medis. Kur gyvena Ambrazevičius? Komentaruose? Taip, visiškai teisingai yra toks rajonas Komentarai ir aš gyvenu jame, adresas Verkių į Pagalvę 1. Agnė klausia, ar mane verčia daryti videoblogus? Žinai, ką sakyk? Nesakyk. Ne. Žaidimų maniakas klausia, kodėl katinu laidą kas 4 sekundės. Pastebėjote, ne? Nu, okei. Katinu laidą kas 4 sekundės, nes Instagramas yra trumpų video. Nors po truputį populiarėja hashtagas, kuris... Arba selfie variantas, kurio norima pasakyti graži be makiažo. The Winners Breakdance klausia, ką daryti, kai telefonui kažkas nutinka? Internetas būna 5 minutės, o po to dingsta. Informatikai žino. Peraktyvuokite mobiliojo interneto nustatymus, išsaugoję nustatymus, išjungkite telefoną ir vėl įjungkite. Mr. Liūtas klausia, ar draugauju su Edvinuku artimiau? Mes tik draugai. Lukas klausia, kodėl visur dedame hashtagą. Su hashtagu viskas skamba tiesiog kiečiau. Hashtag do. Kiek jūs sumokate aktoriai šią už reklamą? Kadangi jūsų kortelės yra pardavinėjamos papigiausiai naudotais numeriais, tai spėjau suma nesiekia 10 eurų. Pikčiurna savo skaičiavimuose padarė nedidelę klaidelę, neįvertinusi augančios vintažinių prekių paklausos. Labą dieną, ieškau visko vintažinį. Labą dieną. Gal turit senų taksofono kortelių? Ne, neturim. Senų telefono knygų? Gal bent panaudotų numerių? Jo, šitas yra. O. Gerai nuskambintas 95 metų estrados princo numeris. 100 eurų? Imu. Šrekas 2 rašo. Stulbinančiai atrodai, kai esi merga ir baigs. Ar aš homo? Gali drąsiai būti. Homologinis, geninis, niminis, svarbiausia ne homofobas. Snapchat'e klausia, ką jūs? Kam tas jūs? Kitas klausimas, kas pasnapint? Aš, kam keksiukų? Man. O tiems, kurie klausia, Koks Emo snapas? atsakau, erelio snapas. O jei rimtai, mano snapas, ežio snapas. Va. Viskas, pavargau. Dabar į klausimus atsakinės Edvinukas. Pristatau rubriką. Ar dažnai save googlini? Ne. Dar kartą klausiu, ar dažnai save googlini? Esu kelis kartus googlinęs, bet tikrai nedaug. Nu gerai, kiekvieną dieną. Ar esi netyčia užsitaginęs ant patinkančios merginos profilio nuotraukos? Buvau ir ne vieną kartą. Ar esi rašęs piktą komentarą naujienų portale? Niekada. Kiek kartų esi rašęs? Vieną kartą. Esu daugiau nei vieną kartą parašęs. Ar dažnai neatrašai žinučių, kad mergina manytų, kad tu labai užimtas? Neatrašau, nes dažniausiai nepamatau. Mes čia kažko nesupratom? Nu, būna tokiu atveju, kad pamatau, bet neatrašau, nes negraži. Ar esi ištrynęs postą, nes laikų nesurinkai? Niekada. Gal ir buvo tokiu atveju vieną kartą. Gal kelis. Daugiau buvo. Neatrašo įstrintukas, negražiom. Ačiū, kad žiūrėjot, klausinėjot ir tiems, kas norėjo būti paminėti.
Informatikai žino. Like and share.